Be abejo, pirmiausia bus moteris, jos kreipsis ne dėl ligos, bet dėl simptomų ir tas simptomas dažniausiai bus gausios mėnesinės. Tiesa, mes prieš tai kalbėjom, kaip jas įvertinti, tai yra labai subjektyvu ir gydytojas klausia, nes moteris žino, kaip yra jos gyvenime ir negali palyginti nei su drauge, nei su kažkuo. Ir tai, kas vienai sakys gausios, iš tiesų bus norma ir atvirkščiai. Tačiau, kaip minėjau, tai yra dažniausiai didesnis netekimas dėl gausaus kraujavimo mėnesinių metu. O būklių sukeliančių tokius simptomus yra tikrai nemažai. Tarkim, policistinės kiaušidės, kuomet organizme vyrauja sąlyginė hiperestremija, santykinis estrogenų perteklius ir dėl to išveša gimdos gleivinę. Taip pat gimdos gleivinė gali išvešėti tokiu pačiu mechanizmu ir vadinamam perimenopauziniam laikotarpį, kada artėja jau reprodukcinio amžiaus pabaiga, vėlgi gali būti išvešėjusi gleivinė. Dar viena liga sukelianti gleivinės išvešėjimą - endometriozė arba adenomiozė. Vėlgi simptomai, dėl ko kreipiasi moteris, būna gausus kraujavimas, be abejo ir visai eilė kitų simptomų - skausmas, nereguliarus ciklas. Vėlgi dar kitos moteriškos ligos gali būti gimdos mioma. Ypač jeigu mioma deformuoja gimdos ertmę, tuo metu mėnesinių metu negali gimda pilnavertiškai susitraukti ir mėnesinės trunka ilgai, netenkamas didesnis kiekis kraujo. Polipas, endometrio gimdos gleivinės polipas, jis tiek pats dirgina aplinkui esančią gleivinę, ją pažeisdamas, arba gali įvykti jo nekrozė, uždegimas, kas sukelia taip pat gausų ilgai trunkantį kraujavimą. Onkologiniai susirgimai, tiek gimdos gleivinės onkologiniai susirgimai, tiek iš tiesų bet kuri onkologija jau nespecifiškai moterim gali pasireikšti mažakraujystę.